Prezidentas Erdoganas vėl skundžiasi, teigdamas, kad Izraelio išpoliai prieš Siriją ir Libaną pasiekė tokį lygį, jo kelia grėsmę Turkijai ir visam pasauliui. Kreipdamasis į savo parlamentą, jis pasakė, cituoju, niekas neturėtų ieškoti nuotykių ten ir tai turi būti sustabdyta. Štai paties Erdogano žodžiai. Netanjahaus ir jo žudikų tinklo išpoliai prieš Siriją ir Libaną pasiekė tokį lygį, kad jie kelia grėsmę Turkijai tiek pat, kiek ir šioms dviem broliškoms šalims. Mes neužmerksime akių prieš jokį išpolį prieš mūsų brolius. Dabar šie žmonės ir jų samdiniai vaikšto ir reiškia vadinamuosius grasinimus, nukreiptus prieš Turkiją. Jums nereikia to sakyti, mes jau labai gerai žinome jūsų ketinimus, tikslą ir taikinį. Mes labai aiškiai matome, ko jūs siekiate. Mes puikiai suprantame, koks yra pažadėtosios žemės iliuzijos galutinis tikslas. Jei Dievas duos, mes niekada to neleisime. Ir mes vėl su I24 News anglų vyresniuoju korespondentu Ovenu Altermanu. Ar jis rimtai kalba? Matote, jis labai įsijautęs. Ar tai rimta? Tai rimta kalba ir svarbi kalba, Emilija. Žiūrėk, ką tik girdėjome tą dalį apie pažadėtąją žemę. Ir taip, čia ir ten yra paminėta religija, bet iš esmės, Emilija, čia ne apie religiją, čia apie geopolitiką, ne apie ideologiją, čia apie valdžią. Ką nori pasakyti Erdoganas? Jis sako kitoje kalbos dalyje. Sirija ir Libanas yra nepriklausomos šalis, bet mes Turkijoje šias dvi šalis laikome mūsų meilės geografija. Emilija, nežinau, ar jauti tą meilę, bet ją netrukus pajus Beirutė ir Damaskas, nes Erdoganas jiems siunčia Valentino atvirukus, iš esmės sakydamas, ir jis tai pasakė tiesiai, Turkijos saugumas neprasideda Hatajuje, Antakijoje, senovės Antiochijoje ir Viduržemio jūros pakrantėje. Jis prasideda Alepe, tęsiasi iki Damasko ir prasideda Beirute. Tai reiškia, Emilija, mes, Turkija, turime įtakos sferą, kurią paskelbėme, kad ji tęsiasi iki pietinių Sirijos ir Libano sienų, nusidriekia į Viduržemio jūrą. Jis kalba apie tuos, kurie dirba prie dujotekių, kad atgabentų dujas per Kiprą ir grasina jiems sakydamas, kad kas tik pažeis Turkijos teisės, kaip jis jas apibrėžia žinoma, arba turkų kipriečių teisės, kaip jis jas apibrėžia žinoma. Na, tada Turkija jiems griežtai atsakys. O ką tai reikštų? Turiu omenyje, ar jie turi pakankamai stiprią kariuomenę, kuri galėtų tai padaryti? Turkija turi antrą pagal dydį kariuomenę NATO, Emilija. Tai žinoma labai rimta kariuomenė, kuri gauna amerikietiškus ginklus. Tai atskira tema sukėlusi daug diskusijų Jungtinėse valstijose. Taip, Turkija turi labai rimtą kariuomenę ir taip tai yra karinės intervencijos grėsmė. Manau, tai akivaizdu visiems, kurie klausosi šios kalbos. Ir būtent tai Erdoganas nori, kad suprastume iš šios kalbos. Tačiau čia ne apie religiją, čia kalbama apie valdžią. Čia Turkija sako, mes esame tie, kurie turi įtakos sferą Libane ir Sirijoje. Emilija, daugeliu atžvilgių tai yra nukreipta tiek į Iraną, tiek į Izraelį. Ką matėme iš Irano per pastarąją savaitę? Iranas sako, būkite atsargus, Libanas yra mūsų įtakos sferos dalis. Ir kai jūs, Izraelį, puolate Libaną, mes, Iranas, laikome tai, nepaisant bet kokių tarptautinės teisės principų, tam tikrą prasme išpolių prieš mus ir mūsų saugumą. Ir todėl mes manome, kad turime teisę. Žinoma, jie jos neturi, bet mes turime teisę atsakyti jums, Izraelį, už tai, ką darote. Redžepas Tadžipas Erdoganas pareiškė tą pačią teisę. Mūsų saugumas prasideda Libane ir Sirijoje. Jis neprasideda prie mūsų pačios sienos. Šios šalis yra mūsų įtakos sferos dalis. Tai neturi nieko bendro su religija. Tai neturi nieko bendro su pažadėtąja žeme. Tai neturi nieko bendro su islamu. Tai yra gryna jėga, jei norite taip vadinti. Tai nacionalizmas. Jeigu pastaraisiais metais buvo kaltinimų, kad Redžepas Tadžipas Erdoganas nori atkurti Osmanų imperiją, štai jis iš esmės sako, kad iš dalies to ir siekia. Manau, kad tai yra pagristas būdas skaityti, klausytis ir interpretuoti kalbą. Kad Sirija ir Libanas yra silpnos šalis ir joms reikia, kad mylimoji Turkija su savo meilės geografija ten įsikištų. Būk mano, būk tavo. Rodo į širdelę. Ir būtent to jis nori, kad žmonės darytų Libane. Atsiprašau. O kaip Izraelis? Kaip sekasi? Benjaminas Netanjahu paskelbė pareiškimą, kad Erdoganas dėl visko, ką jis daro, remia Hamas, sodina savo oponentus į kalėjimą ir panašiai, yra paskutinis žmogus, kuris turėtų reikšti moralinės pretenzijas Izraelio kariuomeniai. Ekrane matome Netanjahu tvitą. Izraelis ir toliau atsakys į Irano remiamų grupuočių atakas Libane, paaiškindamas, kodėl Izraelis mano, kad turi smogti Libane ir Sirijoje. Reikia pasakyti, Emily, ne tai, kad aš ginu Erdoganą, tikrai ne. Tačiau Izraelio politika Libane ir Sirijoje pasikeitė. Po Asado režimo žlugimo Sirijoje Izraelis pradėjo kurti buferinės zonas. Nors tai galėtų būti derinama su naujaja Sirijos vyriausybė ir atsižvelgiant į tai, kas įvyko Libane. Atsižvelgiant į rimtus išpolius prieš Izraelio šiaurinės bendruomenės ir tai, ką matėme Izraelį darant pastaraisiais mėnesiais, matome, kad Izraelio politika pasikeitė.
Bet sakyti, kad šie veiksmai kenkia Turkijos saugumui, kenkia žmogaus sėdinčios su kava ar arbata Istiklalo gatvėje Stambule saugumui, ar ne? Arbata tikrai gera, būkime atviri, kaip ir turkiška kava. Bet ar tai tikrai kenkia jų saugumui? Ir dėl šios priežasties, kai Izraelis imasi tokių veiksmų, Turkija yra ta šalis, kuri įsitraukia ir jaučia, kad turi reaguoti. O kaip mes reaguojame čia Izraelyje, palikime nuo šalyje. Pagalvokite, ką jie galvoja Beirute, kai išgirsta šią kalbą. Lyg Josefas Alenas neturėtų pakankamai rūpesčių dėl Irano kišimosi į Libaną ir ten kuriamų įgaliotinių. Na, po 5 metų jam galbūt teks nerimauti dėl šio žmogaus, dėl Erdogano, kuris kuria marionetinės grupuotės Libane ir kovoja dėl šalies. Jei Libanas visada buvo užsienio valstybių įtakos kovų laukas, tai dabar turime dar vieną dalyvį, kuris nori siųsti savo Valentino atvirukus su savo meilės geografija. Negaliu išmesti šios frazės iš galvos. Taip, nes cinizmas tiesiog toks stiprus. Taip. Bet manau, kad svarbiausia čia yra kalba, kuri yra labai svarbi ne tik Izraeliui. Ir tai nėra kalba apie religiją. Tai kalba apie nuogą jėgą ir Erdoganas nusiima kaukę. Nebelieka jokių maskuočių.